Gerai, kaip savo vardas? Austėja. Ir ką tu čia dabar veiki šitoje kavinėje? Aš esu padavėja kalėdorių staliukuose. Ir tu papasakok man, kas tai yra padavėjos darbas ir koks jausmas būti padavėja? Padavėja, kaip reikia aptarnauti klientus. Ar sunku pakalbėti? Ir ar sunku padavėjai visų čia vaikščiot pagal Kai būna daug žmonių, tai būna sunku, bet taip tai nelabai. O ar smagu buvo apskritai ruoštis su padavėjų ten? Gal galvoji, Tik aišku, buvo daug darbo, bet taip tai smagu. Atsiprašau, kaip sekėsi čia ruoštis visą šitą kavinę? Šiaip tai viskas buvo gerai, gal iš pradžių sunku, kai viskas susitarėm, kaip tai bus. Paskui maistus tai jau prieš savaitę viską darėm, ką darysim ir bus. Ir maistą kokį nešimės. Ir šiaip tai viskas gerai, dabar tikėkimės, kad pasiseksis, kad gerai. Taigi, kaip sekėsi ruoštis čia visam šitam kavinėje? Kokių problemų buvo? Labai puikiai, visi su labai dideliu entuzijazmu, visi su didžiuliu noru, kiekvienas su įpareigojimu, kiekvienas vaikas labai stengiasi atlikti viską labai kruopščiai, sąžiningai, pareigingai. Vienu žodžiu, džiaugiamės tokia švente, kad turim galimybę save išreikšti ir kitus nudžiuginti. O ar maistą gaminant, prisidėjo ir berniukai, ar visą laiką tik mergaitės viską darė? Ne, maistą padėjo mums kartu ir tėveliai gaminti. Ir daryti. Net ir taip padėjo, taip, nes kadangi mes dar mūsų tas amžius nėra toks didelis jau, taip kad vienu žodžiu su tėvelių pagalba bet mes turim, pavyzdžiui, tokį kaip kulinarą, kuris net keksiukus iškepė pats berniukas ir jis kaip minė, kad be mamos pagalbos. Visokių vieniems padėjau, kitiems nepadėjau. Ir kaip ar jau daug pardavė visko šios? Labai didžiulis antplūdis žmonių, tikrai labai daug. Vos spėjom suktis, galvojom dirbti iki 2 valandos, bet manom, kad kavinė turės anksčiau užsidaryti, nes viską busim jau išpardavę. Kviečiam ir jūs, prašom paragauti čeburekų, kibinų, tortų, pyragų, ir viso kito, visus saldėsių. Patiko, kad tai jau bus Patiko. Ką ten pasakojau, nes labiausiai? Įsimirė, kad ten jaunimas borėsi į komandas, ten daro visokius robotus ten. Turi savo radiją, televiziją. O po KTU universiteto pristatymo kokios profesijos žmogus kalbėjo? Kalbėjo, visokiai ten inžinierė, kaip jau. Ką jie pasakojo, kaip jie tą pasakė? Ta, kaip jau bizniai vystos. Įdomiai. Bet įdomu, o ar nebūtų dabar taip įdėjau? Nežinau, pasižiūrėti reiks. Gerai, gal. Kas patiko, nepatiko? Iš tikrųjų buvo gan įdomu. Patiko dėdulės Rygos buhalteris, kuris sako, nesimokykit, sako, vis tiek kaip nereiks. Ne taip sakė, aišku. Jis sako, gyvenime ne tik tas teorija rūpė, kiek pačio žinios ir sako, lošit kortą, loškit, galvokit apie kazino, sako. Kažką veikit, sako, įkurkit savo įmonės, įkurkit savo darbo vietas. Ir taip, jeigu bus tai mėgstamą, jeigu ieškut mėgstamą darbą, pasidarykit savo mėgstamą darbą. Sprendimas dėdė. Tai po šito pristatymo gal labiau susidomėjai KTU ir gal, ketinėjau ten ir studijų? Taip, iš tikro. Ar labiau sudomino pats universitetas? Iš tikro, aš apie jį jau daug labai žinojau iš ankstesnių laikų. Tiesiog, gal ten ir stosiu. Kaip patiko VDU pristatymas? Man labai patiko, buvo labai informatyvu, labai įdomu, tikrai sudomino ir visai gal pagalvočiau, kad tenai tikrai būtų vertas toks. O kokius įdomesnius faktus apie universitetą ar apie pačias profesijas, kokios teigiam pasako? Papasako labai aiškiai ir suprantamai apie visą menų kryptį, apie fotografiją. Labai patiko pats dėstytojas, kuris pasakoja apie fotografiją. Ir labai įdomiai tikrai mums praverė paskaitą. Ir tikrai patiko būtent ta fotografija. Tai vat. O kaip tau patiko mintis apie galimybę pagyventi video bendrabužiuose? Čia labai sudomino, labai patiko šitą mintis tikrai.
Ir net iš tikrųjų būtų įdomu sudalyvauti toje vasaros stovykloje, apie kurią pasakojo ir buvo gyventi ant bendrabutyje, kurių neatsakė yra 3. Jis ten sakė taika, Baltija ir karas. Karą labiausiai atsiminiau, nes labiausiai apie jį pasakau kaip tokį gan sudėtingą, nerenovuotą kažkokį ir sakė, jisai įdomus tuo, kad tenai gali visi žmonės gyventi. Ir tai visose gali gyventi ir tiesiog visi skirtingi kambariai, visi skirtingi žmonės, visi gali daryti, ką nori, kad tenai labai smagiai visi gyventi. Kažkaip labai įdomu. Tai ką reiškia būti astronomu? Aš pats savęs nevadinu astronomas, esu tik tai mėgėjas. Ir koks tas jausmas? Iš tikrųjų tai labai prastas. Daug bemiegių naktų, raudonos akys. Sunku, labai sunku. O ko reikia? Ką tu veiki per naktis, kad nemiegi? Ką tu veiki? Jeigu būna geras oras, visuomet einu į lauką. Įsitraukiu savo teleskopą, stebiu dangų, fotografuoju. Tai ir žiemą, tai nešalta? Ne, nebūna šalta. Tiesiog reikia daugiau apsirengti ir tiek. Aišku, ir ką tu patartum kitiems vaikams, kurie irgi norėtų būti astronomais? Ir ką tu patartum jiem daryti ir kokių veiksmų ten imtis? Na, visų pirma, tai aš apie daugus dalykus nuo vaikystės niekada nesvajojau, bet štai tiesiog įvyko toks atsitiktinumas, kad dar prieš 10 klasę, 9 klasėje aš naršydamas internete pastebėjau, kad rengiamas tokios astronomijos olimpiados ir pamaniau, kodėlgi nereikėtų pabandyti. Nors iš tikrųjų beveik nieko apie tai nenutuokiau. Buvau skaitęs daugiausiai tik tai teorijos, bet iš praktinės pusės, kuomet reikia spręsti uždavinius, aš praktiškai nieko ten nenutuokiau, bet turėjau mėnesį laiko pasiruošti. Pasistojimo ruošiausi dieną naktį ir galų gale man visai laikas. Na gerai, tai kaip, ar patiko paskaita ir kas patiko ir kas nepatiko? Patiko, nes sužinojom naujų dalykų šiaip iš astronomijos pusės. Tai realiai. Ir ką atsimena? Kokius dalykus, kas labiausiai atsimena? Saulės diena. Jo, Saulės dienos diena. Ir kas apie Saulės dieną? Supernovas ten visokias. Aha, ir ką iš to atsimena? Kad supernova pasidaro tada, kai žvaigždė sprogsta, ir tas sprogimas. Ir kaip pati manai, ar tau buvo ši paskata naudinga ir ar sužinojai kažką naujo, ko dar anksčiau buvai? Tai be abejo, kad buvo naudinga, nes sužinojau daug. Aha. Tai manai ir mokyklai reikia tokių renginių? Aišku, kuo daugiau, aišku. Jo, ačiū. Skaičiuoja. Aš labai nusivylęs visais, labai mažai žmonių atėjo. Tai, kad žinau, aš girdėjau, kad ir Foxe nebuvo žmonių, ir Vainuose nebuvo žmonių. Tai kur tie visi žmonės, negi sportą visi sulendo? Nesąmonė. Kuo ypatinga sportas? Kodėl žmonėms nepatinka saulė, kodėl nepatinka saulės dėmesys, kodėl nepatinka protuberantai? Taigi tu matei, kiek žmonių prikviečia ir mažiukų. Kuo nepatinka mėnulio krateriai, kuo nepatinka planetiškieji arba difuziniai ūkai, kuo nepatinka supernovų sprogimai. Suprantama. Buvo įdomu ganėtinai, nors šiaip ne, man tai neparanki specialybė. Ten nepapasakoju man nieko naudingo, ten visi kalbėjo tik tai apie sportą, daugiausiai reiškėsi berniukai, vienas jis reiškė, kad moterų vieta virtuvėje, dėl to aš jau dabar nekelsiu. Šiaip viskas buvo ir gerai, tik nesudomino, nedavė jokių lankstinukų, nes neužteko, o man jų reikėjo. Kaip žurnalistė netlikau savo darbų, nes ten nebuvo ką klausyti ir nežinau, apie ką reikės rašyti straipsnį. Tai va tiek tų problemų, bet čia viskas gerai. Bet ar išgirdai kažkokios naudingos informacijos, kurią galbūt panaudos ten ateityje ar... Na, supratau, kad man nereikia fizinių pasirinkimų, norint studijuoti kinezoterapeutiką. Reikia? Nereikia. O šiaip kitiem reikia. Tai va, jų problemas. Tai va, jeigu stos kur nors, tai uždirbs ganėtinai daug. Gal jiem ir tiks. Ar rekomenduotum tą universitetą? Nu, jeigu juos domina sportas, tai žinoma, kad rekomenduočiau, bet jeigu ne, tai ne. Ne, šiaip ne. Aš noriu paklausti, ką jūs čia veikėt ir kokiom veiklom čia užsiimat? Gal galite parodyti ar pademonstruoti? Dirbtuvės, taip.
tiesiog pasidaryti kažką patiems. Čia su 11 klasė mokiniais pradėjom kažką daryti, paruošėm tokius kaip ir pavyzdžius, kaip ir medžiagą sunešėm, ir atvirukai, kalėdiniai suvenyrai nedideli, bet tiesiog pasidaryti patiems, neteiti nusipirkti, bet pasidaryti patiems. Toks buvo mūsų idėja. O ar daug žmonių aplankė? Nu, kad turbūt nežinau, turbūt nelabai daug, kokie gal 15 žmonių. O ar šiaip, ar mokiniai domisi apskritai tokiais rankdarbiais? Žinokit, domisi, tie, kurie domisi per pamokas, tie domisi ir dabar. Matyt, toks reikalingas vis tiek kažkoks domėjimasis žmogaus, kad jis nori pasidaryti. Ateiti pasižiūrėti daug kas atėjo, pasižiūrėjo, bet daryti patiems, tai kažkaip tas pastrigo tas reikalas. O būtent kuriuo iš tų užsiėmimų mokiniai labiausiai? Labiausiai atvirukai kažkaip, nes turbūt mergaitės daugiausiai ateina čia vis dėlto prie tokių gražių dalykų, kaip nekeista ir negaila, taip. Ir kažkaip tai prie to atvirukų. Nors čia, pavyzdžiui, vaikinuko pieštos, tai labai gražios dalykai. Tai tikrai pasižiūrėjau. Tai čia, pavyzdžiui, tie atvirukai visi jau čia šiandien daryti, ar jau? Čia yra iš seniau mes ruošiamės, iš seniau ruošiamės, o kas pasidarė, tai tas ir įsinešė. Nes dabar čia džiūna paspaustos, čia geros, tas jau įsinešė. Pasidarė. Taigi, viskas. Girdėjau, kad laikėsi tarptautinių mainų seminare. Taip. Ir kas labiausiai patiko ir nepatiko? Man labai patiko iš pradžių, kad apskritai yra labai didelis pasirinkimas, į kurias šalis nori išvykti. Sužinojau, kad tikrai yra didelis pasirinkimas, daug galimybių ir kad ir mes galbūt galėtume kažką padaryti. Tik šiek tiek nusivyliau, kad aš jau kitais metais būsiu 12-okė ir man jau nelabai pavyktų tai padaryti, jeigu norėčiau. Bet šiaip jiem labai rekomenduočiau, manau, iš to gauna didelę patirtį, gali pramokti netgi kelias kalbas. Ir būtent ant pasako, paskui mokiniai grįžę į Lietuvą labiau pradeda vertinti tiek mūsų kalbą, tiek apskritai kultūrą, pradeda daugiau domėtis savo pačių tautą. Tai manai, kad vis tik tokia paskaita buvo naudinga visiems, kas ten buvo? Taip, manau, buvo labai naudinga, tik stebėjausi, kad mažai žmonių susirinko, tiesą sakant, paklausyti. Ar, jau kaip patiko, bet ar pačios sudomintų, jeigu būtum jaunesnė, ar pati dalyvautum tuose mainuose pagal tai, ką girdėjai? Taip, pačią labai sudomino ir sakau, gaila, kad jau kitais metais būsi 12-okė, nes sako, jeigu vieną rudenį tu paduodi paraišką, tu gali tik tai kitą rudenį išvykti, tai labai ilgai užtrunka pats procesas ir pačius metus dar reikia praleisti kitoje šalyje. Tai... Tas turi šviesiai žalią. Čia yra. Taigi, kokia dabar užsiėmime tu buvai, kokia paskaita? Kauno miškų inžinerija ar kolegija. Ir kas ten tau patiko ir kas įsiminė iš to, ką pasakoju? Patiko apie želdynus, kaip pasakoju, nes to domiuosi, o nepatiko. Nebuvo, kas nepatiko. Tai manai, kad buvo naudinga vis dėlto apsilankytoje paskaitoje? Taip, visos buvo labai naudingos ir įdomus, kur buvo. Ir dabar, pavyzdžiui, apsilankytoje miškų inžinerijos kolegijos paskaitoje, tai galvoju, dabar gal tave labiau palenkė į tą pusę stoti, į tą būtent kolegiją? Dar ne. Dar ne, ar ne? Tai vis dėlto manai, kad gal tokie renginiai reikalingi mokykloje? Manau, labai reikalingi. Ar geriau būtų, kad tiesiog mokiniai turėtų patys domėtis ir ten... Ne, šitaip yra geriau, manau. Mes su vaikais buvome Lukšių pašte. Ir ką jie ten gero pamatė? Ką vaikai pamatė? Vaikai susipažino su paštininko darbu. Kaip tik pataikėm tuo momentu, kada atveža paštą mašina. Matė, kaip atnešė maišus, didelius tokius panašius, kaip kalėdų senelių maišai. Galvojom, kad ten dovanos jiem pasirodo atrišus maišus, ten buvo laikraščiai, žurnalai, visa spauda. Taip pat matėm paštininkės, laiškanešės, kurios rūšiavo tą spaudą ir ruošėsi pristatyti prenumeratoriams.
Po to kalbėjom su pašto darbuotojam ir jinai anspaudavo laiškus, padėjo vaikai laiškus nunešti laiškanešėjam, po to siuntinius matėm, kaip registruoja. Viskas atliekama labai greitai, todėl kad darbas kompiuterizuotas. Taip pat vaikai pateikė keletą klausimų. Pavyzdžiui, kokių? Laiškas, kaip atkeliauja laiškas. Jie sužinojo, pavyzdžiui, vieno vaiko pusbrolis ar dėdis, kas ten sakė, gyvena Švedijoje ir paklausė, kaipgi laiškas atkeliauja į Lietuvą. Po to suskaičiavom su vaikais, kiek žmonių dirba, kiek punktų laiškas pasiekia, praeina tiesiog, kiek žmonių jį pačiupinėja rankomis, kol atkeliauja pas adresatą. Tai mes suskaičiavom netgi į 4-5 vietas papuola. Tai turėjo būti vaikai nustebę. Vaikai buvo nustebę. Po to sužinojau, kad pašto tai geltona spalva ir dar matėm, kokią mašiną atveža paštą. Vaikai sakė, kad jiems patiko. O ar kas nors norėtų iš vaikų būti paštininkais? Niekas nepasisakė dar. Taip. Kada paklausėm šitą klausimą ir uždavėm, tai buvo. Dalis vaikučių sakė, patiko ir norėtų būti paštininkais arba laiškanešiais. Šiandien su klase buvome Lukšių įmonėje Tekstilė Galert. Ir žiūrėjom, kaip štapuoja audinius, kaip kas siuvykloje dirba, koks triukšmas. Vaikam labai tarp kitko patiko, kaip stakliais dirba. Labai vaikai patenkinti, gavo dovanų, kalėdų senim nosim visi tokių dalykų. Tai jau, kai gauna dovanų, tai pati geriausia ekskursija. Ar vaikam patiko? Taip. Tarp kitko, kai vaikai nematė staklių tikrųjų audimų, kaip senoje ausdavo, tai buvo vaikam tikrai. Aišku, buvo, kuriems, sakykime, gal šiaip so, bet didžiai daliai tai labai patiko. Ar kas nors iš vaikų užsiminė, kad norėtų tokį darbą dirbti? Tarp kitko, prie sakė, visai norėčiau dirbti, tik tiek, kad visus nugąsdino labai didelis triukšmas. O daugiausiai berniukai ir mergaitės tokio darbų norėtų? Berniukai. Vyriškas darbas matyti. Taip išeina. Ačiū iš interviu. Norėtume jūsų paklausyti keletus klausimų apie jūsų dabar įmonės pristatymą mokiniams. Ar jie buvo labai susidomėję? Mokiniai šukavangus, gal sakyčiau, tik tai tiek, kad išklausė įdėmiai. Manau, kad siejimas išsilavinimu, tai yra studijų kolegijoje, kur buvo prezentacija pirmoji ir mūsų siejimas su praktinė dalim, ir mūsų antra prezentacija buvo, kad įmonėje galima dalį tų profesijų, kurias įgytų kolegijoje panaudoti ir sėkmingai vykdyti per savo profesinę karjerą. Manau, kad buvo naudingas moksleiviam matyti tą testinumą, kur jie galėtų įgyję vieną ar kitą išsilavinimą, gauti darbų ir sėkmingai save pasirodyti. O ar daug tokių moksleivių, tarkim, iš mūsų mokyklos, iš Lukšių, pas jus ateina dirbti, atlikti praktikas? Taip ir dirba. Prezentaciją darė būtent Gražvydas, kuris yra lukšietis, apsigyvenęs Lukšiuose ir dirba vadyboje. Toliau kitas vadybininkas Indrė Stratkauskaitė, baigusi jūsų vidurinę, dirba vadyboje. Toliau Giedrė Filmovaitė gyvena Lukšiuose, dirba technologijos siuvinių. Tai va, 3 jauni žmonės, 4 yra iš Kriūkų, bet irgi dirba įmonėje ir baigianti kolegiją ir reklamos specialistė. Tai taip, kad daug yra nuo jūsų krašto.